Garbė Jėzui Kristui, sveiki visi. Pagaliau artėjant kalėdom pavyks daug metų ruoštą paskaitų ciklą pradėti. Ir tikrai drįstu pasakyti, čia yra svarbiausias dalykas lietuvių tautai per daugybę metų, ko gero, arba vienas svarbiausių dalykų, nes pamatysim, kad tai bus ne tik istorinis ciklas apie buvusią Lietuvos santvarką, kad jinai buvo liberali, o ne katalikiška, kad jinai buvo ne liberali, o katalikiška, atvirkščiai. Nors dabar manoma, kad liberali daug kur kalbama, taip, mūsų mokyklose mokoma, kad buvom tokia liberali valstybė kadaise, ne? Bet tai bus ir apie dabartį, ne vien kasinėjimas po praeitį, tai bus apie tai, kad vienintelė išeitis iš dabartinės krizės pasaulyje, Lietuvoje, Europoje ir mūsų tautos tokio nykimo ir fizinio ir dvasinio nykimo, blaškymosi po pasaulį. Šitas išeitis iš tos krizės yra vienintelė iš esmės atkurti katalikišką valstybę Lietuvoje, visoje Europoje, visoje krikščionijoje, kuri buvo kadaise mūsų katalikiška civilizacija nuo Argentinos iki Ukrainos ir Filipinų. Ir ten, kur dar nebuvo katalikiškų valstybių, įkurti jas, kaip ir buvo mūsų civilizacijos misija visam pasauliu. Iš tikrųjų, nešėmės į ten tą Kristaus šviesą, iš tikrųjų tikrąją išeitį iš žmonijos problemų. Tai bus ne tik tai praeitis, tai bus daug visokiausių sąsajų su dabartimi, visokiausių aktualijų ir taip toliau. Dabar mes, ypatingai šioje pirmoje dalyje, bus tokių sąsajų. Paskui turėsim daugybę įstatymų, citatų, vertingų šaltinių. Tai didžiulis darbas padarytas per daug metų. Iš tikrųjų yra ir žemėlapių, kurios pačiam teko sudaryti. Su kuo, kas toksai sudarė tos dalykus, tai galėčiau pasakyti, tai yra mūsų projektas už Lietuvą vėlvyžę, katalikiško Lietuvos valstybingumo studijos, už katalikišką civilizaciją, matom, šito emblemo yra aš, tas pats žmogus, kuris dirbo, jau rodė jums video jau anksčiau, Šarūnas Puščius, Krikščioniškos kultūros instituto, buvau viešųjų ryšių atstovas, čia buvo tokie geri metai, 20 metai, 21 metai. Ir tas pats žmogus, kuris šio laiko pirmą kartą istorijoje išėjo plakatas į viešumą atkurkime katalikišką valstybę. Tai iš tikrųjų yra svarbiausias dalykas, ką mes turime padaryti. Ir matysime, kad tas atkūrimas tų katalikiškų valstybių ir Europoje, ir ypatingai Rusijoje, įspręs ir dabartinę ne tik tai karo krizę, bet iš viso civilizacijos krizę, į kurią mes rytamės. Civilizacija mūsų smunka, degraduoja. Ir mūsų tauta galbūt dabar daug kas grįžta kalėdų iš tolimų kraštų, iš vakarų, kažkodėl teko emigruoti jums į tos vakarus, kur irgi pilna ir musulmonų migrantų, ir visokiausių iškreipimo propagandos vakaruose, ir Lietuvoje, į Lietuvą ateina tas pats, jūs priversti migruoti dėl ekonominių, dėl kažkokių dvasinių priežasčių. Tai nėra Lietuvoje saugus namai, jums mieli namai, kur norisi būti ir kurti. Nors reikėtų kurti Lietuvą, iš tikrųjų, čia, pas mus. Bet migrantai plūsta irgi, islamo migrantai ir visokiausi kiti iš Azijos ir taip toliau. Ir tai yra iš tikrųjų Lietuvos tragedija. Tai globalios Lietuvos strategija, kurią ruošia liberalai, tai yra tiesiog numato, kad Lietuva tarsi išnyks. Tai nebus lietuviška Lietuva. Gerai, važiuojam tada per visą daugybę įvairiausių skaidrių, čia galite mus paremti. Čia vėliau pakalbėsim ir apie tai. Didžiulis darbas padarytas ir daromas toliau. Straipsniai, lentelės, žemėlapiai, šaltinių analizė. Tai tikrai daug darbo ir jūsų parama labai padės. Per Contribui istoriją katalikiškai galite tai padaryti, paremti mus. Vasario 16 dieną atkūrėme valstybę, bet LDK santvarka buvo katalikiška. Tai nebuvo liberali. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jinai nebuvo liberali.
priešingai negu mums pasakoja dažnai liberalai mokyklose. Tai buvo katalikiška valstybė. Tokia daugybė bažnyčių, ta nuostabi Šiaurės Roma, Vilnius kaip Šiaurės Roma, amžininkų vadinamas buvo. Tokia nuostabia panorama net Prahoje nepamatysim nuo kalno. Tai yra viena gražiausių pasaulio panoramų. Šventas miestas dėl daugybės savo bažnyčių. Ir jeigu mes buvome sukūrę katalikišką valstybę, taip ir atkūrėme paskui vasario 16-18 metų, tai turime ir atkurti, privalome atkurti katalikiškos santvarkos valstybę, kurią steigė, kūrė tos pamatus jau Jogaila ir Vytautas Didysis. Kodėl vis blaškomės ir nepavyksta tautos atgimimas ir šeimų sąjūdis pakilo ginti nuo iškrypimų įteisinimo, ginti tradicinę šeimą. Atrodo, kažką darom, kažką judam, bet kodėl jis mums nepavyksta to atgimimo pasiekti. Ir nacionalinis susivienimas atrodo tokia antisisteminė kita jėga. Tos dvi jėgos prieš liberalią sistemą, kurios pakilo. Ar ne, vat Lietuvos visoje tai erdvėje. Būtent tos jėgos tarpusavy dėja nesutarė, bet gaila, kad nesutarė. O sutarsim tik tada ir mes atgimsim tik tada, kai atkursime katalikišką valstybę. Nes mums nepavyko atgimti, kodėl? Todėl, kad negauname galingos Dievo pagalbos. Ją gausime tik tada, kai sieksime atkurti katalikiškos santvarkos valstybę, kuri buvo jau Mindaugo pradėta kurti, bet dėja dėl jo žudimo paskui netekome to šanso. Vienintelė išeitis iš pasaulio krizės. Katalikiškų valstybių atkūrimas. Mūsų tauta, kaip ir bet kuri tauta, gali iš tiesų klestėti ir klestėjo realiai tik tai katalikiškoje valstybėje. Ta matysime iš daug pavyzdžių, istorinių šaltinių ir taip toliau. Mes matysim vėliau. Katalikiškos valstybės atstatymas turi būti visos mūsų tautos programa. Visi intelektualai, visų sričių specialistai turi galvoti ir tartis, kaip savo srityje prie to prisidėti. Kol kas visa tauta dar vis aiškiai nesiekime katalikiškos valstybės. Todėl mums nepavyksta tautos atgimimas. Mes, visos katalikiškos tautos, ypač Lietuva, mes bėgome nuo visų laikų svarbiausios misijos atversti Rusiją į katalikų tikėjimą. Todėl Rusija tapo ir išliko komunistinė. Ir todėl dabar pusiau komunistinė Rusija sukėlė karą Ukrainoje. Iš tikrųjų turėtume kartu su Lenkais, Vengrais, Slovakais, labiausiai katalikiškom tautom, kurios liko dar Europoje ir kurios priešins liberalizmui, turėtume kartu atkurti vidurio Europoje katalikiškų valstybių tokią sandraugą, plėsti tai į Baltarusiją ir Ukrainą, katalikiškos valstybės šitas idėja, nes jose irgi buvo tas katalikiškas valstybingumas Ukraina ir Baltarusija, pamatysim. Į žemėlapį daugiausiai įvairiausių duomenų, kas čia bus šitam paskaitų cikle. Mes matysim realiais dokumentais. Dabar kalbam tik tai bendrai. Ir tada eiti į Rusiją, nes mūsų visų laikų misija buvo atversti Rusiją. Vytauto Didžiojo įsteigta ta misija. Šitą didingą Lietuvos istoriją tai yra pasirengimas Rusijos atsivertimui, grįžimui į katalikų tikėjimą, kurį pranašavo Dievo motina Fatimoje 1917 metais. Tarp dviejų kruvinų Rusijos revoliucijų 17 metai. Nuo gegužės iki spalio buvo 6 apsireiškimai ir didžiulis saulės stebuklas, kurį matė 70 000 žmonių, rašė laikraščiai, net liberalų laikraščiai. Čia atskira tema labai įdomi, kad būtent Fatimos apsireiškimai, bet tai buvo grinai istorinis įvykis. Ir tas astronominis fenomenas, šokanti saulė, kuris džiovino šlapius žmonių rūbus, permirkusių nuo lietaus, 70 000 liudininkų ir liudininkai dar toliau kitose miesteliuose ir liberalų laikraščiai, kurie nenorėdami pripažino tą faktą. Buvo astronominis, neįmanomas kitaip stebuklas. Ir būtent tada Dievo motina kalbėjo, kad reikia atversti Rusiją į katalikų tikėjimą, gražinti, nes jinai buvo katalikiška, senovės Rusija. Tai irgi faktiškai pamatysime iš argumentų istorinių. Laikas ištaisyti klaidas ir grįžti prie mūsų pagrindinės misijos – atkurti katalikišką Lietuvą ir atkurti katalikišką Rusiją. Tai yra Rusija plačiaja prasme, ar ne? Tai Baltarusija, Ukraina ir, aišku, Rusija. Katalikiška Rusija nugalės liberalizmą visame pasaulyje, nes Dievo motina pranašauja, kad jos nekaltoji širdis triumfuos, kai atsivers Rusija.
O kai jos nekaltoji širdis triumfuos ir Kristus karalius, tada bus nugalėtos liberalizmo klaidos visam pasaulyje. Turime tęsti Vytauto įsakytą misiją, tai yra Baltarusijos ir Ukrainos atvertimą, darbų ir malda. Ir tai bus kelias į Rusijos atsivertimą ir nekaltosios Marijos širdies triumfą. Čia matom kairiai pusėje didysis apaštalas Rusijos atvertimo, visos Rusijos graikų apeigų katalikų egzarchas, palaimintasis Leonidas Fiodorovas. Jisai labai tokią gerą misiją vykdė jau prie caro ir prie bolševikų, po to komunistų, ir buvo jų tiesiog uždarytas į lagerį labai gerais principais. Neiškraipytas rusų apeigos, grinai kaip yra Rusijoje, kad būtų ir kad katalikų kunigai irgi aukotų rusišką liturgiją. Ir tas labai veikia, daug rusų patraukė. Net patriarchas Tichonas norėjo sugrįžti katalikų bažnyčią su visa Rusija. Bet bolševikai, komunistai užsmaugė šitą. Ir matome, taip pat Warren Carroll yra studija Red Banners, White Mantle, tai yra raudonos vėliavos balta mantija, apie komunizmo vienam gale Europos iškilimą, bedievišką valstybę pasaulinę, kuri nori išgrobti visą pasaulį, ir kitam gale Fatimoje, Portugalijoje, balta mantija, pasirodo dangaus karalienė, kuri duoda vienintelį vaistą pasauliui nuo šitos krizės, kurie sukels bedievišką komunistinę Rusiją, kuri iki šiol kankina pasaulį. Ir vakaruose neomarksizmas, pionierių koklaraščiai žygiuoja komunizmas, antifa su komunistiniais ženklais. Iki šiol tas viskas vyksta, daužo šventųjų statulas. 20 metais buvo didžiuliai tokia revoliucija, bet jinai kol kas dar nepavyko iki galo. 2020 metais, čia prieš 4 metus. Iš tikrųjų, nekaltoji Dievo motina yra vienintelis priešnuodis revoliucijai. Nuolatinė revoliucija žlugs tik tada, kai dėl popiežiaus įvykdyto jau Rusijos paaukojimo, Ukrainos karo pradžioje buvo įvykdytas, popiežius paaukojo Rusiją su visais pasaulio vyskupais, kaip prašė Dievo motina. Rusijos paaukojimo Dievo motinos nekaltai širdžiai, Rusija grįš į katalikų tikėjimą. Tik tada nekaltoji Marijos širdis ir katalikiška civilizacija triumfuos. Ir sielos bus gelbėjamos visam pasaulyje. Vėl bus katalikiškos valstybės, bus pažemintos klaidos kaip liberalizmas, nes tai yra politinė erezija, politinė klaida. Ir iki tol, kol to neįvyks, kol Rusija neatsivers, tai Rusijos klaidos, ateizmas, komunizmas, marksizmas, neomarksizmas, naujasis, seksualinė revoliucija kabutėse ir taip toliau, plis ir toliau. Būtent šita dangaus karalienė yra vienintelis toksai ginklas. Jos nekaltoji širdis, pamaldumas tai nekaltai širdžiai ir rožančius yra ginklas, kuris padės nugalėti pasaulio krizę. Jinai pati taip sakė, tai paskutinės išgelbėjimo priemonės pasauliui. Rožančius ir pamaldumas mano nekaltai širdžiai. Kokia turi būti Lietuva? Kokia turėtų būti Lietuva iš viso? Liberali, kaip čia vyko šiemet, šitie baisus ir seniai daug kartų vyko baisus šitie iškreipimus propaguojantis paradai. Tai yra tautos savižudybė, ne tik fizinė, nes miršta tiesiog tauta, nes nėra vaikų iš tų sąjungų, kabutėse, kurias nori dar ir įteisinti mūsų politikai, dėja, nepaisydami tautos valios. Bet tai savižudybė ir dvasiškai, nes mes degraduojame vis labiau morališkai. Vaikai mato šitą, kaip eina šitie maršai, įtraukiami, net vaikai mačiau žygiuoja tuose maršuose. Ir tada morališkai tauta žlunga, jinai negalės sukurti šeimų, jinai negalės save atkurti fiziškai ir dvasiškai, gimdyti daug vaikų, jinai vis labiau nyks ir fiziškai ir dvasiškai. Mes jaučiam tą silpnėjimą būtent dėl šito liberalizmo maršo, dėl to nuodo mūsų tautos kūne. Tai yra mirtinas kaip vėžys, liberalizmas yra tautų visų kūne, mūsų civilizacijos katalikiškos kūne. Ar Lietuva bus katalikiška, kaip pradėjo jau kurti tą santvarką Vytautas Didysis, Jogaila, Trakų Dievo motina, kuri buvo ikona padovanota Vytautui, iš Rytų Romos imperijos, kaip sako tradicija, Lietuvos karalienė, karūnuota, Lietuvos karalienė, Dievo motina ir Kristus karalius, kurie valdo Lietuvą
katalikiškais įstatymais, kurie buvo LDK. Ir mes turim atkurti naują formą, kitaip, nebūtinai atkurti kokias ponų tarybos ar ne, tų institucijų, tų formų, bet mes turim atkurti kitom formom katalikišką valstybę. Gali būti monarchija, gali būti demokratija, visaip gali būti tų formų, tačiau tai turi būti katalikiška monarchija arba demokratija, arba maišyta forma. Teisingas tikėjimas formuoja žmogų nuo pat mažens. Katalikiški skautai tai yra tiesiog formuoja visą tavo gyvenimą. Aš žinau pats, kaip man trūko to viso vaikystėje, aš buvau pionierius kadaise, žinokit, tai buvo žiauru, tiesiog, tai tave tiesiog sulaužo visam gyvenimui. Ir tu po to turi taisyti ir turi visą tai atkurti save su tikėjimu, su Dievu. Ir taip visai Europai, visam pasauliu tas, būtent, arba eisime su liberalizmu žemyn, arba su Kristum karaliumi aukštyn. Atkurti katalikišką valstybę yra tikroji lietuvių tautos valia. Tai ne kaprizas, ką dabar nubalsuoja. Čia kaip tik pacituosime Juan Vázquez de Mella, ispanų, būtent katalikų tradicionalistų krypties tokį normalaus mąstymo atstovą, vieno paskutinių mūsų civilizacijoje. Ir buvo ir daugiau ispanų, tų mąstytojų tokių 20 amžiui. Jisai kalba, kad tauta įstatymus gauna ir patvirtina per tradiciją, kuria yra visuotinis šimtmečių balsavimas. Tikroji tautos valia yra nekintanti ir kaprizinga vienos dienos nuomonė, bet vienbalsis pasirinkimas kartų, sujungtų ir įkvėptų to paties tikėjimo ir identiškų troškimų. Tai mūsų tikroji tautos valia yra tai, kad dar Vytautas Didysis balsavo ir jo kariai, už ką balsavo savo krauju, tiesiog pasirašė išsparnuoti husarai, kurie gynė katalikišką civilizaciją, mūsų legendiniai husarai ir visi mūsų katalikiškos civilizacijos kūrėjai, šventieji, Kazimieras, šventas Juozapatas, visi kiti šventi žmonės, kurie buvo tremtiniai, partizanai, visų kartų valia. Ir būtent valia tų kartų, kai jau įkurta katalikiška valstybė, kurios net pagonys jau laukia, katalikiškos tvarkos išganimo jie laukia antikui. Čia bus kita paskaita, tikiuosi, ją pavyks daug dievę padaryti. Atkurti katalikišką valstybę yra protėvių priesakas ir palikimas. Matom, Vinco Grybo labai gražus tokie Vytautos titulas ir antkapiai yra tokios epitafijos, yra labai graži kūryba iš tikrųjų, bet tai labai gerai simbolizuoja katalikišką santvarką. Čia Vytautas kaip karalius, ir tas karališka karūna, kuri taip ir nebuvo. Nelaimėjome jos dėja, bet tai mūsų idealas buvo toksai siekiamas. Ir dabar vyko didysis šeimų gynimo maršas, kuris aiškiai parodė, kad Lietuvos yra dvi, nors tikroji Lietuva yra tik viena, katalikiška. Tai yra tikroji Lietuva, kuri pasiekė aukštybį savo civilizacijos iš tikrųjų. Ir tai buvo net šventumo vaisiai, šventas Kazimieras, tokie tobuli žmonės, ar ne, šventas Juozapatas, rusinų apaštalas, atvertęs Rusiją, bandęs atversti katalikų tikėjimą, gražinti. Ir dabar mes turim suvokti, ir šeimų sąjūdis, ir nacionalinis susivienimas, antisisteminės jėgos, visi turim suvokti, kad jokie nauji rinkimai nepadės. Galim, aišku, stengtis dėl tų rinkimų, agituotis, taip toliau, bet liberalioji sistema pati naikina tas jėgas, išstumia tas jėgas, kurios yra sveikesnės. Reikia keisti visą sistemą. Ir žiniasklaida juk yra liberali ir viskas, mokyklos švietimas yra liberalus. Tai ir tamsuolio gamybos sistema, o ne švietimas iš tikrųjų. Reikia keisti visą sistemą, palaipsniui likviduoti liberalią santvarką ir atkurti katalikišką santvarką. Net kai tauta bandė apginti tik vieną liekaną tokią, liberalizmo dar ne visai sugriautą, katalikiškos santvarkos elementą, kad įstatymais įteisinta ir ginama gali būti tik tradicinė šeima. Valdantis liberalai nepaisė tautos valios ir vėl bandė įteisinti iškreipimus. Ir dabar kita tema, kai dėja labai džiaugiamės, labai sveikinom Vytautą Sinicą, pirmas praėjo nacionalinio susivienimo kandidatas
į Seimo narius ir tai buvo mūsų vilties pasiuntinys, galima sakyti, kaip senojo LDK vadinti buvo pasiuntinys būtent į Seimą. Iš yra mūsų pasiuntiniai, iš mūsų pavieto, mūsų vaivadijos, kaip būdavo suvokiama, ne? Mes siunčiam su tam tikrą misiją atstovauti mūsų. Nes mes tokias ir tokias davėm idėjas jam. Lenkija iki šiol išlikė tas posel do Seimų, reiškia tas pasiuntinys, pas mus dėja išnyko tas. Bet būtent tai buvo mūsų vilties pasiuntinys. Mes Vytautai balsavom už tave tikrai su ta intencija, kad tu palaipsniui stengtumės atkurti katalikišką Lietuvos santvarką. Iš tikrųjų, ir visi kiti, kas praeis galbūt iš to nacionalinio susivienimo, sveikesnių kitų jėgų, kurių beveik nėra Lietuvoje, mažai labai nuotrupų. Tai, bet dabar net mūsų vilties pasiuntinys, o Vytautai labai liūdna buvo, kai balsavai už mūsų mylimas ir gerbiamas draugė, balsavai už šitos įteisinimą, pagonybės įteisinimą. Ir mes negalim dar prieiti kol kas prie LDK įstatymų, bet LDK, bendrai pakalbėkim kol kas, Vytautas didysis tikrai būtų uždraudęs. Jisai pats, kaip sako žodinė tradicija, jisai pats užgesino šatrijos ugnį, tą kabutėse šventąją ugnį, kurią mūsų protėviai nesuprasdami dar tikro Dievo, garbino tą ugnį, kaip Dievo kūrinį, garbino medžius, garbino kažką. Ir jisai, kai atnešė tikrąją religiją, tikrąjį tikėjimą, Dievo įsteigtą į Žemaitiją, tai jisai užpylė tą ugnį, kad žemaičiam būtų lengviau atsiskirti su tą nostalgiją. Galim užsikurti ugnį ir ją mylėti, bet tai čia Dievo kūrinys, o ne pats Dievas. Vytautas didysis, jisai jau naikino pagonybės liekanas, ar ne? Ir visa žmonija vadavosi iš pagonybės. Negalima įteisinti, tikrai jokiais būdais LDK net minties nebuvo įteisinti pagonybę kaip kažką leistino. Aš mačiau, kaip tu kalbėjai, Vytautai, tame, kaip savo pasisakymę, kad čia ir tik tai yra tokia kaip leidžiama religija, kad tai nėra iš tų visų pagrindinių religijų, bet vis tiek normalioje valstybėje buvo suvokiama, kad katalikų bažnyčia yra vienintelis išganimo laivas, kaip čia matome šitame sietyne, Švento Petro ir Povilo bažnyčios sietyne. Vienintelis išganimo laivas yra katalikų bažnyčia, visuotinė, katolikė, graikiškai, visai žmonijai skirta. Ir todėl kitos religijos buvo leidžiamos garbinti privačiai. Jei kas nori žudytis, eiti amžiną pražūtį ir kančią į pragarą, tai prašom, jūs žudykitės. Leisdavo privačiai. Ir tai stengdavosi patraukti juos į katalikų bažnyčią, atversti, nepalikdavo likimo valiai. Būdavo net pamokslai žydų kvartaluose, būdavo didįjį penktadienį, kad atsiverskite į tikrąjį tikėjimą. Juk visi į amžiną laimę eis tik tai per katalikų bažnyčią. Mes matysim vėliau, kuo tai pagrįsta. Ir jokių įteisinimų nebuvo. Jokių kitų nekatalikų religijų apeigų, būtent viešai, tik tai privačiai galima. Šventoji Fausta, tai pačioj bažnyčiai, matom, Petro Povilo bažnyčiai, ten, kur mūsų etmonas Pacas, Mykolas Kazimieras Pacas, didysis mūsų vadas, kuris išvadavo Vilnių nuo Rusijos okupacijos 60 metais, kuris atmušė turkų pavojų prie Chotino, antrajame Chotino mūšyje 1683, taigi čia nuostabi bažnyčia. Ir matom, šventoji Fausta sako, geriau mirti, negu garbinti pagoniškus demonus. Jinai buvo verdama katile. Ir jinai tokia ištarminga buvo, net žadėjo katalikų tikėjimo. Taigi pagoniško Romos imperijotas vyko viskas. Ir pagonis teisėjas atsivertė į katalikybę irgi iššoko į tą katilą. Ir vietinis valdininkas atsivertė, tokių pavyzdžių buvo daug. Tai buvo labai įspūdingai šokiruoti romėnai senovės, patys doriausi pagonys, be nedoriausi. Jie atsiversdavo, nes matydavo, kad jų religijoje yra daug labai, pagonių religijoje daug labai ydų, jinai skatina ydas. Realiai matė, kaip kur smunka Romos imperija, kur nerytasi į tą amoralumo bedugnę. Orgijos visokiausias buvo tenai ir gašlės ir panašiai. Daugybė blogų dalykų, tai kita paskaita, mes turim gal daug dievą čia padaryti. Ir
dabar įteisinti pagonybę. Tai čia yra, matom, prezidentė buvusi Dalia Grybauskaitė su pagonių žiniais, kabutėse tais, ar ne, tai yra visiškai absurdiška, nes tikroji lietuvių ir visos žmonijos savastis, į kurią ėjo ilgėjosi antikos pagonys, ne pagonybė, o tradicinis katalikų tikėjimas. Čia absurdą sustiprina tai, kad yra vytis su kryžiumi, kur matysim, tai yra katalikiškas simbolis mūsų herbe. Vėliau matysim ir angelas, mūsų laisvės angelas yra katalikiška laisvės statula, kur galim tikrai didžiuotis Kaune. O ne pagoniškai kaip Amerikoje, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų nuostabu ir tokiom fonė įteisinti, sveikinti pagonių žinius, gaila, labai gaila, kad taip vyksta. Tos apeigos iš tikrųjų tai yra jau tos nekaltos, tie va tokie žaidimai, kur tai yra maždaug vaizduojama, tai nėra tikros pagoniškos apeigos realiai. Tokios tikros, bet jos, ta prasme, tai yra ne tokios, kokios buvo Lietuvoje, mes nežinom, kokios buvo. Jau tai yra žaidimas Dievui, bet mes žinom, kad realūs pagonys tai buvo daug žiauriau ten viskas buvo. Va, čia anonsuoju kitą prezentaciją, kur galbūt pavyks padaryti paskaitą apie antikos pagonys. Actekai 80 000 širdžių išplėšė per 4 naktis ir dienas. Paskui degino kūdikius, tarkim, kartaginiečiai yra rasta 20 000 sudegintų vaikų kaulų. Tiesiog yra realiai istorikų, archeologų pripažinta, kad tai yra vaikai, tiesiog užsmaugti ir kad biznio sėkmė finikiečių, tų kartaginiečių būtų verslas, biznis, o net savo vaikus aukodavo. Čia kita prezentacija, čia labai įdomi tema. O lietuviai buvo tokie geresni pagonys, bet vien istoriniuose šaltiniuose 20 vietų užfiksuota. Maždaug kaip pagonys lietuviai aukojo dievams žmonės, dievams kabutėse, aišku, visi pagonių dievai yra demonai, rašo karalius Dovydas, Kristaus pranašas išpranašavęs būsimą mesiją, pateptasis kaip karalius Kristus ateis pagonių visų išganyti, visų tautų. Ir iškiliausi pagonys laukia šventųjų kalėdų, išganytojo gimimo. Platonas, jisai toks buvo vienas iš tų pagonių, Aristotelis. Ir čia visko mes necituosim, bet paskaityti galit, bet mes turime laukti, sako Platonas, mes turime laukti, kad ateis mūsų ir išmokys, kaip mes turime gyventi, kokie turi būti mūsų santykiai su dievybė ir kitais žmonėmis. Tik tai vienas Dievas te gali mums duoti apšvietimą. Vienas Dievas, sako Platonas, nors buvo pagonybė vyraujanti, kur įsivaizdavo, fantazavo daug dievų, kurie realiai yra demonai, kaip sakė. Kaip sakė būtent karalius Dovydas. Ir nuostabi knyga, kurią aš daviau netgi savo dėdė amžinatilsį, kuris pernai mirė, pagonių žynys, buvo iš tikrųjų tų neopagonių žynys faktiškai dėja. Ir aš daviau tą knygą jam paskaityti, jūs turbūt jums neperskaitė, bet tai yra nuostabi knyga. Gilbert Keith Chesterton, amžinasis žmogus. Jisai labai nuostabiai rašo, kaip antikos pagonys laukia kalėdų, laukia išganytojo gimimo, tai savo įdui bedugniai paskendę. Ir sako, viena iš išvadų, vienas keistas dalykas byloja apie krikščionybės galią. Jei atėjus nei vienas pagonis mūsų civilizacijoje jau nebegali būti iš tiesų žmogiškų. Tačiau, mili romuviečiai, visi lietuviai atsibuskime pagaliau. Tikroji savastis lietuvių tautos, visų tautų, tikrasis ilgesys, kurio ilgėjosi antikos pagonys, yra ne pagoniško aukų ugnis, o šita ugnis, kuris matome čia tradicinėse visų laikų ritualo apeigų, katalikų mišiose yra rorate, čeli, yra rasokite dangus prieš kalėdas, rasokite dangus ir te išlyja debesis teisųjį, tai yra išganytoja. Šitas ilgesys yra tikrasis. Pagonės antikoje laukia, kol ateis išganytojas, kuris juos išgelbės iš jų ydų, visokiausių ydų, kurias mes vėliau matysim, paleistuvavimo ir taip toliau, tų visų antikos blogybių, žmonių aukojimo ir taip toliau, to viso degradavimo. Jie laukia šitų dalykų, būtent išganytojo vienintelio,
kuris ateis ir išgelbės. Ir tenai buvo, sakysim, tos visos legendos, ar net ten pagonių, ten Ozirio prisikėlimas Egipte tenai, paskui kaip ieškojo, Ozirio prisikėlimas tai simbolizavo Kristaus prisikėlimą būsimą, jie nujautė. Ieškojo paskui per Tvaną, ten ieškojo Utnapištį, ten toksai Mesopotamijoje ieškojo nemirtingumo, ten plaukė, žodžiu, ten ieškojo nemirtingumo. Iš Gilgamešo epo, tai tenai irgi nemirtingumą davė Kristus, kuris atėjo, jis davė mums amžiną gyvenimą, mes galim amžinai gyventi, amžinai būti laimingi. Paskui visokiausių tautų romėnai statė Aračelį šventyklą, tokie kaip nujaučiančią išganytoją, ten, žodžiu, Augusto Sibilė, ten tie visi pranašavimai, čia atskira paskaita būtų įdomi visai. Augustas nujautė to pagonys tuo laiku, ten ir poetai rašė eilutes, kurios kalbėjo apie būsimą išganytoją, romėnų poetai. Indai aukojo vinelius, ten, žodžiu, rašo kunigas Lomanas, kaip jie tikėdamėsi, kol ateis toks išgelbėtojas, jau prieš tą kalėdų įvykį. Persai ar kažkokie kiti išminčiai iš Babilonijos ėjo, 3 karaliai tiesiog pagal žvaigždžių stebėjimą ėjo tiesiog to išganytojo surasti pagal žvaigždę, kur iš tikrųjų ten buvo. Sako įvairius variantai, bet turbūt panašiausias, kad tai buvo Saturno ir Jupiterio, tokie kaip kartu susitikimas vienoje vietoje ir tada labai spindėjo. Na, visokiausių ten tų yra aiškinimų, bet šitas turbūt tikimiausias. Ir tada iš tikrųjų tas laukimas kalėdų tai yra visos antikos laukimas. Ir Chestertonas, tas pats katalikų anglų rašytojas, reikia drąsos būti anglų katalikų, iš tikrųjų Anglijoje, jisai kalba, kad Konfucijus, jeigu ateitų Platonas, Konfucijus ten ir kiti išminčiai antikos ateitų, tie pagonys prie kalėdų, tos grotos, to urvo, to tvartelio, jie atsiklauptų ir pagarbintų, kad pagaliau jis atėjo, tas, kuris išgelbės mus. Čia galima kalbėti teologinę paskaitą, čia atskira tema labai nuostabi, bet to laukia, kad čia įsipildymas pagonių laukimo. Lietuviai irgi nujautė tą tokį kalėdų atėjimą, išganytojo atėjimą atlėkė Elnias devyniaragis. Yra daina nuostabi, kalėdų rytų rožė ant žydo, nuostabos grožio daina. Ir čia mano žmonelės paveikslas, šiaip tarp kitko, jinai tapė tokį elnę, matot, gražų. Ir tas išsipildė laukimas būtent irgi katalikų bažnyčia, irgi Kristuje, Mesijo šitame atėjime. Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip ir mano siela geidžia tavęs, o Dieve, yra 42 psalmė. Ir matom ant Arnoto, kur yra Kristus karalius, kaip tik mes kalbam apie katalikišką valstybę, kur karaliaus Kristus karalius karaliauja įstatymuose visur. Jisai nuostabus labai, Arnotas gražus. Įstatymuose švietime visur karaliauja Kristus karalius. Ir matom, čia būtent ant to Arnoto matome elniai, va tie, kurie simbolizuoja sielą žmogaus, kurie ilgisi to išganytojo. Visi pagonys taip ilgėjosi. Todėl neįteisinti reikia pagonybę, o mokyti juos, kad reikia mesti tą pagonybę greičiau. Ir negalima sulyginti pagonybės teisų su krikščionybė, su Kristaus išganytojo religija, tikrąja religija, tikroji tikėjimu, kuris išgelbės ir tos pagonys, kurie taps krikščionim. Tai čia jų išgelbimų reikalingas būtent neįteisinimas, nesulyginamas teisių. Privačiai galbūt gali praktikuoti šitą klaidą, bet tik tai ne viešai. Tai niekada to nedarydavo katalikų bažnyčia, matom, labai gražus toksai Arnotas. Ir iš priekio grakštus, tai yra tradicinis Arnotas, tradicinių mišių. Čia kalbam tik tai apie tradicinę katalikybę ir tuo mes su tuo susidursim, kad dabar yra problema ir pačioje bažnyčioje, už tai, kadangi modernizmas viešpatauja, modernizmo erezija bažnyčioje, todėl jinai atstumia, ne jinai, o atstumia žmonių šito protose viešpataujantis modernizmas, kuris nėra katalikybė iš esmės, jisai atstumia žmonės ir nuo bažnyčios. Taip pat ir vis daugėja pagonių, už tai jie nusigręžia nuo bažnyčios, dėl modernizmo. Čia rašo apie tai, apie tą įteisinimą, kad įteisina kabutėse Seimas šitą neopagonybę.
ir kad prie sovietų vis dėlto, nors ir nebuvo KGB agentai, bet jie vis dėlto buvo palaikomi sovietų režimo. Tuo tarpu, kai kunigai buvo persekiojami, bažnyčia buvo slopinama, o puikiausiai palaikoma pagonybė, netikroji, neopagonybė. Ir dabar, Vytautai, Vytautai Sinica kreipiuosi, tu argumentavai savo pasisakymę, kad dabar bažnyčia atseit neva leidžia įteisinti kažkaip tai ten pripažinti po Antro Vatikano susirinkimo, pripažinti visokias kitas religijas ir suteikti joms teises ir religinę laisvę. Ne, iš tikrųjų, kaip tik apie religinės laisvės klausimą kalbėjo kardinolas Alfredo Ottaviani prieš pat Antro Vatikano susirinkimą, ne taip toli, yra 54 metai, 1954, taip neseniai, čia visiškai nauji modernūs laikai. Jisai kaip tik išdėstė visų laikų mokymą bažnyčios apie katalikišką valstybę, kad jinai negali būtent tokios įvesti religinės laisvės, kaip įvedė liberalai, kaip reikalavo iš bažnyčios įvesti, sulyginti teises visų religijų, teisingos, tai yra katalikų, kurie veda į amžiną laimę, ir klaidingų religijų teises sulyginti, klaidingų, kurios veda į amžiną kančią. Tai negalima taip sulyginti. Visąlaik net policija stato kelių ženklus, kad čia yra bedugnės, skardis, kažkas, nukrisite, perspėja, kad negalima ten važiuoti. Tai čia ne prievarta, čia yra toksai čia geras darbas, ką padaro policija. Ir bažnyčia perspėja, kad jūs čia pražūsite, tik tai Kristaus keliu būsite išganyti. Siauras kelias į dangų, platus keliai į pražūtį, kalbėjo pats Jėzus Kristus, mūsų viešpats. Ir matom dabar, čia visų laikų bažnyčios mokymas šitame darbe jo Compendium Juris Publici Ecclesiastici, tai toks kompendiumas bažnyčios teisės, jis visų laikų mokymas apie santykį tarp bažnyčios ir valstybės, atsižvelgiant į naujausių laikų problemas, išdėstomas tame darbe, ir ten negailestingai triuškinamos tos teorijos, kurios netrukus bus kabutėse įteisintos Antro Vatikano dokumentuose, Antro Vatikano susirinkimo. Tai tas žmogus buvo ne šiaip sau kardinolas, jis buvo antras žmogus po popiežiaus bažnyčių, galima sakyti. Tai yra šventosios oficijos, kuri vėliau pervadinta Švento tikėjimo mokslo kongregacija, vadovas, proprefektas. Ir jisai gynė tradiciją Antro Vatikano susirinkime, antrajame, nuo modernizmo erezijos skleidėjų, kurie padarė perversmą ir atjungė mikrofoną kardinolui Ottaviani, kuris pristatinėjo dokumentus normalius katalikiškus. Mes čia turim neišvengiamai dabar nenukrypti iš tikrųjų, bet nuo LDK mes turim dar tus principus apsibriežti, kad su šiais laikais suderinti viską, ar ne, kad iš tikrųjų negalima tų dalykų jokių kitų religijų įteisinti. Ir čia ištraukos ir tam straipsnėje, čia Vytautai kaip namų darbas, tau kaip deputatui Seimo nariui, mūsų pasiuntiniui į Seimą, kaip sakydavo LDK. Prašom tavęs kaip rinkėjai, kurie balsavo už tai, kad tu atkurtum katalikišką valstybę, paskaityk šitą straipsnį. Iš tikrųjų, ir ne tik šitą antrą duosiu straipsnį. Tai būtent, kadangi negalima argumentuoti Antro Vatikano susirinkimu. Pamatysim, kodėl. Būtent, nes ten jisai kalba prieš liberalius principus, kurios atnešė į bažnyčią per Antro Vatikano susirinkimą modernistų grupė, Reino grupė vadinamoji, o iš tikrųjų juos rėmė laisvieji masonai, satanistinė sekta. Ir Bnai Brit, pavyzdžiui, Bnai Brit atvažiavo ložė tiesiog reikalauti, jos atstovai reikalavo iš Pauliaus VI popiežiaus, kad įvestų liberalią religinę laisvę bažnyčiai. Čia atskira gal būtų tema paskaita, tiesiog dabar tos skaidrės neturim, bet mes turim daugybę kartų apie tai rašėm. Tai iš tikrųjų, ir jisai cituoja, kardinolas Ottaviani cituoja Šventą Augustiną, vadinamoji tolerancija gali būti tik blogio atžvilgiu. Todėl nereikia painioti visiškos kulto laisvės su tolerancija. Gėris turi laisvę, o blogis toleruojamas, tik tai toleruojamas, pakenčiamas. Tai reiškia tolerė nešti, reiškia nešti kaip kryžių, pakęsti kažką blogo. Ne? Skirtingai nelaisvės įstatymai,
Skirtingai nei laisvės įstatymai, ediktai dėl tolerancijos tylomis pasmerkia ir nesutinka su tais dalykais, kuriuos leidžia. Kad ir buvo Šventas Tomas rašė, leidžiami, sakysim, viešnamiai viduramžiais, ar ne, tai yra dėl to, kad neišvengiamas blogis, žmonės palinkė į tą paleistuvavimą ir jau, jeigu jas uždrausit, dar blogiau bus, ar ne, dar kažką darys, dar labiau palaidai. Tai, bet tas yra blogis, tai buvo įvardinama, taip ir neteisingos religijos būdavo įvardinamos iki pat Antrojo Vatikano susirinkimo. Tai yra blogis, tai veda į amžiną kančią, tai neveda į dangų, į amžiną laimę, tai yra blogai. Bet toleruojama, ta prasme, nepersekiojama, nešaudoma, kaip sakoma, ar ne, tai tiesiog toleruojama, pakenčiama, kad galima privačiai, neviešai, jokių būdų neviešai, išpažinti neteisingas religijas. Namuose, ne gatvėje, viskas. Dabar kalbės, aišku, apie demokratiją, dabartiniai liberalai čia mes, ir mūsų protas yra to užnuodėtas, tos demokratinio, kabutėse demokratinio, to mentaliteto, iš tikrųjų, žodžiu demokratija, jie pridengia liberalizmą, tai yra visai kas kita, skirtingi dalykai. Demokratija yra tik tai valdymo forma, čia skira paskaita būtų, ne? Jeigu jie sako, cituoju Ottaviani, kardinolą, jeigu jie sako, liberalai arba liberaliai mąstantis katalikai, jeigu jie sako, kad demokratinė valstybėje tas pačias teises turi ir pilietis, kuris laikosi klaidos, ir tas, kuris turi tiesą, jie teigia kažką, kas nepriimtina tiek prigimtinės, tiek pozityviosios, dieviškosios teisės požiūrių. Nebent kažkokios būtų ypatingos aplinkybės čia, paskui jis prideda popiežių mokymą, nu, tarkim, ten pagonys sukeltų baisų maištą, kažkokį ten krūvinas riaušės, jeigu ten uždraustum jos tenai kažkaip neleistum viešai praktikuoti, tai tada galbūt bažnyčia leisdavo kažkokią ten nuolaidą padarydavo, bet iš tikrųjų tas katalikiško valstybėje tų problemų nebūdavo, tiesiog yra viešai laisvė, tik tai katalikų teisingai religijai, kitos religijos gali būti privačiai praktikuojamos. Ir LDK tas irgi veikia. Viskas. Tai labai paprasta ir labai geras principas. Ir cituoja taip pat kardinolas Ottaviani Leoną XIII, šventąjį tėvą, tiek teisingumas, tiek protas draudžia valstybei būti bedieviškai, arba, kaip sakoma, laikytis vienodai palankiai įvairių religijų atžvilgių, bei visoms teikti vienodas teises, kas galiausiai vestų į bedievybę. Tai va, Vytautai, tu sakei, kad šiuolaikinė valstybė turi būti neutrali įvairių visų religijų klaidingų ir teisingos atžvilgių. Ne, jokių būdų taip negali būti. Visų laikų mokymas bažnyčios, Kristaus mokymas kalba priešingai. Niekas neteina pas tėvą kitaip, tik per mane, sako Jėzus. Jokių pagonybių negali būti teisinta, nes jos neveda į dangų. Taigi mes negalim savo žmonių vesti į kančią amžiną, skatinti. Valstybė negali to. Ji turi juos apsaugoti nuo to. Čia, aišku, gali kas pats skaityti, kas nori, čia daug visko yra, bet kalba kardinolas Ottaviani, kad religija tik tai klaidinga sakyti, kad yra privatus dalykas religija, nes Dievas turi būti garbinas ne tik privačiai, bet ir viešai. Ir atskirtoje nuo bažnyčios valstybėje religinės teisės kuo lengviausiai pažeidžiamos ir skatinamas indiferentizmas arba abejingumas religijai, o pati kulto laisvė skatina religinę nesantaiką ir klaidų plitimą. Tokia laisvė bet kuriai religijai skatina religinę nesantaiką iš tikrųjų ir klaidų plitimą. Ir jaunimas apgaunamas, ir žmonės, kurie silpni, nesusigaudo. Tai tikrai nepadeda moraliai, ramybė ir liaudis gerovė, cituoju. Baigiau citatą. Ir truputį įterpiau pats komentarą. Turbūt suprasit, kas ko. Gerai, tada ir žiūrim, tu sakai, Vytautai Sinica, mylimas ir gerbiamas mūsų pasiuntinys Seime, sakei savo pokalbėje, interviu neredaguota, kad reiškia, kad Antrojo Vatikano susirinkimas yra tai, kuo tu remiesi. Tai bet, matai, problema yra tame, kad juo galima remtis kai kur. Tarkim, katalikai ištikimi tradicijai laikosi jo nutarimų, kad ten kunigai turi kartu gyventi, keliesi melsis kartu, ar ne, kažkokiam ten priorate ar kažkokiam
parapijos namuose, kad kuo daugiau kunigų to bendrumo būtų. Kad nešioti sutaną paskui Jono Pauliaus II nutarimas, nors modernaus popiežiaus, bet geras nutarimas, kurio nesilaiko kiti, o laikosi tradiciniai kunigai. Švento Pijaus X brolija tokie yra. Nešiojo sutaną visur, praktiškai visur. Gatvėje ir taip toliau, net sportuoja su ją ir taip toliau, bet blogi dalykai, kurie buvo priimti Antram Vatikano susirinkime, negali būti priimami. Pavyzdžiui, religinė laisvė liberali, ekumenizmas, kai tarp religijų kartu sulyginamos įvairios religijos kaip vienam lygmenį ir kartu meldžiasi ir panašiai, bet net verčiami į katalikybę tie pagonys ir kiti. Į Pasyžiuje buvo susitikimas maldos Jono Pauliaus II, jūs šventvagystė, 86 metai, 86, tai va. Ir tada trečias dalykas, nepriimtinas, blogas, prieštaraujantis Kristaus mokymui iš trijų tų dalykų yra kolegializmas, kai vyskupai valdo kartu, o ne vyskupas, kuris yra episkopos, prižiūri savo vyskupiją ir naikina joje klaidas, erezijas. Jisai prižiūri, visur žiūrintis episkopos ir jisai vienas gali kaip karalius išnaikinti tikėjimo klaidas savo vyskupijai. Kai yra vyskupų konferencija, tada viskas, klaidos plinta ir matom. Ačiū Dievui, pasipriešino bažnyčia tam Romuvos įteisinimui dabar, bet pavyzdžiui šeimų, kaip sakė Vytautai, gerai sakė, kad šeimos tam įteisinimui, iškreipimų per mažai priešinosi iškreipimų įteisinimui, taip toliau. Ir dar kas buvo, tai čia ne viskas, o tai buvo iš tikrųjų Antram Vatikano susirinkime įvyko revoliucija ir buvo įgyvendintas seniausiai jau ruoštas masonų ir satanistinės sektos planas sugriauti katalikų bažnyčią. Alta Vendita ložė, ilgalaikė instrukcija. Alta Vendita ilgalaikė instrukcija. Ir ten yra labai įdomus straipsnis John Venari, apie tai rašoma, irgi gali paskaityti, visi gali paguglinti ir surasti, kaip įvykdyti revoliuciją katalikų bažnyčioje. Ir tam straipsnė yra tokie paskui po Antro Vatikano susirinkimo, yra tokie kaip skiriukas to teksto masoniškųjų smegenų plovėjų džiaugsmo šūksniai. Jie džiaugiasi, kad įvyko susirinkimas, Antras Vatikano susirinkimas ir čia daug visko yra, bet vieną pacituosim, Marcel Prelot, ar Prejo, kaip čia tarti, regiono Prancūzijoje, 2 regiono Prancūzijoje senatorius aprašo, kas įvyko ir sako, rašo, mes kovojame visą šimtmetį, masonai, siekdami įnešti savo idėjas į bažnyčią, kad jos joje įsivyrautų ir mums niekaip nepasisekdavo. Galų gale atėjo Vatikano antrasis susirinkimas ir mes triumfavome. Nuo tada šventoji bažnyčia įsakmiai oficialiai patvirtino liberaliosios katalikybės siūlomas idėjas ir principus. Aišku, čia komentuoja John Venari, kad iš tikrųjų ne šventoji bažnyčia, o silpni hierarchai, silpni žmonės, silpnesni, tie, kurie pasidavė liberalizmo puolimui, jie patvirtino liberalizmo principus, o liberaliojo katalikybė vadinama, bet tokios negali būti kaip karštas ledas, egzistuoja dėja, bet tai nėra katalikybė, tai yra liberalizmo atskiesta katalikybė. Tai va, ir ne šventoji bažnyčia kaip Kristaus nuotaka mistinė, tyra ir nesutepta, bet būtent silpni žmonės, hierarchai įsileido liberalizmą ir priėmė masonų idėjas, o tai yra satanistinė sekta. Turim daugybę medžiagos, turim čia kažkada, gal kada viską parodysim, bet aišku ne viską, bet dabar kalbam, mes bandom prieiti labai iš tolo prie LDK santvarkos. Truputėlį reikia vis tiek apie šios laikus, kad suvoktume tą ryšį, kad atkurti katalikišką valstybę yra svarbu dabar. Ir dabar Alta Vendita instrukcija ilgalaikė, tai 150 metų ją vykdė, kol Antram Vatikano susirinkime įgyvendino. Jis sako, mūsų galutinis tikslas yra toks pats kaip Voltero bei prancūzų revoliucijos, galutinis katalikybės ir net krikščioniškosios idėjos sugravimas, sako Alta Vendita masonų ložė, pagrindinė to meto. Ir kitas pats kardinolas Suenensas, karštas Antro Vatikano susirinkimo ir jo naujovių įvestų šalininkas, tos revoliucijos šalininkas, jis taip ir pasako, Vatikano antrasis susirinkimas yra prancūzų revoliucija bažnyčioje.
Didžioji Prancūzijos revoliucija, kuri kapojo galvas giljotiną, kuri pasodino paleistuvę ant Notre Dame katedros altoriaus, Dievo motinos katedroje, pasodino kaip proto deivę, garbino laisvo elgesio moterį ant altoriaus ir taip toliau, žmogaus teises, kuri liberales, tas kabutėse teises įvedė, kurios visai nepaiso Dievo teisių, kaip teisė keisti lytį ir panašiai, paskui iš to įsivystė, kas dabar vyksta, ta genderizmo revoliucija, iš Prancūzų revoliucijos. O Vatikano II susirinkimas yra Prancūzų revoliucija bažnyčioje. Nes anksčiau jie naikino tik tai katalikiškas valstybės aplink bažnyčią tarsi. O dabar įsibrovė į pačią šerdį katalikų civilizacijos per Antrą Vatikano susirinkimą. Į pačią bažnyčią. Ir pats pripažįsta pats modernistas kardinolas Uensas. O modernizmas yra erezijų kratinys, visų erezijų kloaka, kaip sako šventasis Pijus X, paskutinis realiai šventas popiežius istorijoje bažnyčioje. Apie vėlesnių šventumą čia mes atskira tema, bet ir tai tikrai yra rimti straipsniai, kurie abejoja ir atmeta vėlesnių popiežių šventumą, nes jų nebuvo tokių kaip švento Pijus X, principingų vėliau katalikiško tikėjimo gynėjų. Kam ta katalikiška valstybė iš viso? Mes galim paklausti, kurią Vytautas įsteigė, nukryžiuotojai ir Vytautą didįjį su kryžium ant karūnos. Ir kaip mes matom, daug kur ta kryžių ant jo karūnos. Ant paminklų. Tai yra katalikiška valstybė. Kam jinai reikalinga? Dievas sūnus Jėzus Kristus sakė, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Šventojo Jono Evangelija. O liberalioji valstybė juridiškai suteikia lygias teises objektyviam gėriui ir blogiui, tai yra nuodėmiai. Tam, kas prieštarauja Dievo įsakymams, lygias teises. Ir šeimai, tradiciniai, vyro ir moters, ir iškreipimams nori suteikti lygias teises. Reiškia, kadangi kas nusideda ir nuodėmės vergas, reiškia, liberalizmas veda į vergiją. Ir apie tai kalba garsusis ispanų katalikų mąstytojas Markizas Juan Donoso Cortés. Prieš 200 metų jis pranašavo liberalizmo tironiją, iš tikrųjų. Egzistuoja tik dvi galimos kontrolės formos. Viena vidinė, kita išorinė. Religinė kontrolė ir politinė kontrolė. Religijos įtakai didėjant išorinė, tai yra politinė kontrolė, mažėja. Kai religija stiprėja, politinė kontrolė mažėja. Ir priešingai, religijos įtakai silpnėjant, stiprėja išorinė, tai yra politinė kontrolė ir tironija. Žiūrėkit, kaip buvo. Visiškai bedieviška valstybė, pirma oficialiai bedieviška, Leninas, Stalinas, griauna bažnyčias, viską griauna. Viskas galima pradžioje atrodo, viską griauna, jie nieko nesilaiko, seksualinė revoliucija, laksto tenai, nuogi paradus daro, gėjų paradai pirmi prasidėjo Sovietų Sąjungoje, vadinami gėjų paradai, abortai teisinti, viskas galima, laisvoji meilė tenai, bendros moteris, komjaunuoliai kartu su moterim tenai, jeigu pareikalauja iš merginos komjaunuoliai, kad atsiduotų, privalom atsiduoti, atsiprašau, čia vaikų nėra prie imtuvų kompiuterių, tai buvo bendros moteris pradžioje. Paskui Stalinas tai pribojo, kai jau išsigando, kas darosi Sovietų Sąjungoje. Tai atrodo visiška laisvė, religinės kontrolės nėra, ir laisvė bloga, šėtoniška laisvė. Bet kokia kontrolė politinė, žiūrėkit, pasidarė. NKVD. Nusičiaudėt, pakvėpuot bijojo žmonės, naktį bijojo pravažiuojančios mašinos garso, kad tuoj pas jūs išsives ir kankins NKVD rūsiuose, plėš kūno gabalus iš jų ir dantis sudildė, dilins ir taip toliau. Už truputėlį nukrypimą, truputėlį netokį socializmą, kaip draugas Stalinas reikalauja. Tai, suprantat, čia yra baisi kontrolė, kai nėra religinės kontrolės. Ir dabar vakaruose tas jaučiasi jau, kai labai susilpnėja religijos vaidmuo, labai ta valstybė liberalioja, vis gniaužia tiesiog, šalina iš darbo žmonės ir taip toliau. Ir pas mūsų tas vyksta. Mokytoja pašalinta iš darbo buvo juk dėl to, kad kalbėjo apie homoseksualizmo blogį vaikams. Žurnalistas Tapinas nuvažiavo ir pašalino, beveik galima sakyti. Ne? Toks yra žmonijos gyvenimo dėsnis, toliau rašo Donoso Cortés. Jei civilizuotas žmogus smunka į netikėjimą ir amoralumą, tuo jis ruošia kelią gigantiškai ir milžiniškai, visuotiniai ir neaprėpiamai tironijai.
Tai va, mus veda į tironiją, kadangi išrovė iš mūsų visuomenės Kristaus valdymą. Kai Kristus karalius valdo, švelniai valdo, kai valdo ne jis, šėtonas valdo labai gudriai pradžioje, nejuntamai, bet yra vis labiau smaugia tą šilkinę virvelę aplink kaklą žmonių ir vis mažiau žmonės gali pajudėti ir kažką laisvai daryti. Dabar čia tradicionalistai ispanų apie tai rašo, apie tos dalykus. Tai yra normalus, kas yra tikri liaudės draugai. Tikri liaudės draugai, katalikai, yra nei revoliucionieriai, nei naujovių ieškotojai, bet tradicionalistai. Tai tas pats šventasis Pijus X popiežius, kuris pasmerkė modernizmo ereziją bažnyčiai, kuris triumfavo, išsiveržė per antrą Vatikano susirinkimą modernizmas, tas pats parašė apie politiką, kad ne socialistai, ne socialdemokratai, kurios dabar išrinko, dėja, kurių idėjos milijonų žmonių nužudė ir antrą pasaulinį karą sukėlė socialistinės idėjos, socialistinis liberalizmas, ne konservatoriai, tai yra konservatyvus liberalizmas, irgi liberalizmas, tikri liaudės draugai, bet yra katalikai tradicionalistai. Šventasis popiežius tai sako, yra liaudės draugai ir liaudės turėtų jų laikytis, tų idėjų laikytis, nes tik jos išvaduos, tikrą laisvę duos. Katalikiška tradicija, katalikiška valstybė. Kam ta katalikiška valstybė? Aišku, svarbiausia yra sielos išganymas, bet mes pradėkime nuo tokių labiau žemiškų dalykų. Matom, kas buvo antikoje ir vėliau, ne antikoje, jau naujaisiais laikais. Katalikiška civilizacija gydė ir gydo žmonijos blogybės, šeimos sugėdimą, skyrybas, dorovės nuosmukį. Ir pas romėnus ten ir visur, paskui Europoje ten, kur atėjo katalikų bažnyčia, ten šeimos vis labiau kilo ta moralė. Buvo krizių, aišku, vėl, bet paskui vėl pakildavo, nes tik sakramentai, visi sakramentai, kurios priima katalikiškas mokymas, šventoji komunija, išpažintis, šventos mišios, aišku, pirmiausia, tradicinės, žinoma, tradiciniai sakramentai, nemodernistiniai. Jie duoda jėgą būti doru, duoda galę, išvalo mus. Taip pat išvalė moterų žeminimą, daugpatystę, katalikų civilizaciją, katalikų tikėjimas ir sakramentai išvalė. Kinų laužė, ten pėdas laužydavo moterim, tiesiog, kad būtų seksualiai patrauklesnės vyrams. Trumpesnė pėdelė, kad būtų kinai. Sukiausių ten buvo tų religinė prostitucija, po to bus čia, irgi moterį žemino. Ir tai išstūmė katalikų bažnyčią. Uždraudė imperatorius Konstantinas, tas pats, kuris legalizavo krikščionybę Romos imperijoje. Buvo tiesiog moteris, turėjo religiškai prie šventyklų atsiduoti kaip prostitutės, kad praeinantis vyrai Babilonijoje, pavyzdžiui, tiesiog kažkada su jie ten permiegotų ir va tokia tarnyba deiviai buvo ten ištar, taip toliau, ten kitiem dievam, Mardukui, kabutėse dievam, demonam. Ne? Tai va, moterų žeminimą tiesiog išvalė katalikų civilizaciją, išaukštino moterį, iki tol nebuvusius išaukštinimas toksai didžiulis, negimusių ir gimusių kūdikių žudimą, tai yra abortai. Ne? Romos imperijoje galėjo tėvas nužudyti netinkamą kūdikį, kažkokį nesveiką, jam nepatikusi. Homoseksualizmo plitimą ir legalizavimą, kabutėse, išvalė katalikų bažnyčia irgi šitą, kuris plito ir Romoje, netgi iš Graikijos, iš Babilonijos, ten plito homoseksualizmas. Senelio žudimą, eutanazija. Buvo seneliai žudėmi tada ir dabar vėl žudomi. Taip, dabar vėl homoseksualizmą įteisina. Vėl smunkam. Kai žlunga katalikiška civilizacija, mes smunkam žemyn. Kanibalizmą religinį ir paprastai, kaip sakėm, actekai išplėždavo širdis ir suvalgydavo kojas tenai, dalis kūno suvalgydavo aukotų žmonių. Ir netgi Polinezijoje 20 amžiui valgydavo, ten ilgosios žuvis būdavo vadinamos tokios, atveždavo šventę laivais ir suvalgydavo, pakabindavo ant medžių, ten tos žmonės išsikepdavo, ten jie ten valgydavo visai 20 amžiui. Ir tik tada, kai atėjo misionieriai katalikų, tik tada išnyko kanibalizmas. Ir ne tik tai Polinezijoje tenai salose, bet iš tikrųjų tai danai valgė danus iki 1000 metų, maždaug ten 11 amžiaus. Ir
ir vėliau truputį. Ir kodėl išnyko kanibalizmas Danijoje? Danai nebevalgė danų, todėl kad atėjo katalikų religija. Žmonių žudimą aukojant demonams, kaip actekai, kaip lietuviai truputėlį šitą išstūmė katalikų civilizaciją. Pagoniška religinė prostitucija, jau sakėm. Nukryžiavimo kitas žiaurias bausmes. Nukryžiavimas buvo būtent romėnų pagonių bausmė. Ne tik Kristų, bet ir daugybė žmonių nukryžiavo. Kūno žalojimą ir tatuiravimą. Dabar vėl grįžta. Kai smunka civilizacija katalikų, vėl grįžta tatuiravimas. Nes šiaip tai yra ženklas, pavyzdžiui, škaplerius, tiesiog, kuris saugo, arba kryžius, arba sakramentai patys jas pirmiausia saugo. Krikšto sakramentas, sutvirtinimo, jis tokį neišdildomą ženklą įspaudžia į sielą. Ir jisai saugo mus ir už tai tatuiravimas nunyko katalikiškoje civilizacijoje. O pagonys jie bijo visko, nes neturi tų sakramentų, pavyzdžiui. Ir vėl dabar grįžta į sulaukėjusius vakarus. Tatuiravimas ir pas mus grįžta, dėja. Nes mes irgi laukėjam, kaip vakarai. Vergovė, įsigalint katalikybė, iš lėto nunyko. Islame išliko, pavyzdžiui, ne, vergovė, tai masiškai. Vergų žudimą, rasizmą katalikybė išstūmė. Portugalai, riteriai ten dainavo dainas negrai damai Portugalijos karaliaus dvare, pavyzdžiui, ten tik renesanse atgimė rasizmas. Kai protestantizmas pradėjo masiškai tenai eiti, jo tokia politika buvo mąstymas, kad jie neišganyti bus tie negrai ir kiti, reiškia, su visa meile. Negro reiškia juodas, visai nežemėm negrų. Tų juodaodžių tiesiog čia toksai pasakymas yra, kaip mes baltieji. Priverstinį darbą sekmadieniais irgi šitą antikoje buvo ir šitą mes gavom laisvadienį iš katalikybės, tą savaitgalį, tokį gražų. Vagystės ir valstybinės vagystės ideologijas, socializmą ir taip toliau, kuris nusavino nusavybę, naikina. Bažnyčia gina nusavybę. Ir dabar, kai nyksta katalikiška civilizacija, matom, kad nyksta ir vėl sugrįžta antikos blogybės, nyksta stabdžiai tie. Antram pasauliniam kare, kurį sukėlė irgi liberalai, socialistai ir pirmiausia Sovietų sąjunga, paskui jų įrankiai Vokietija, nacistinė, nacionalsocialistai. Ten žuvo tik 60 milijonų, o abortas nužudyta beveik 2 milijardai, 1,3 milijardo. Ir dabar sugrįžta ne tik homoseksualizmas ir kiti abortai, senelių žudimas, eutanazija ir daugybė antikos blogybių, net kanibalizmą bando po truputėlį svarstyti pradžiai, paskui gal kažkada įvedinės, kas ten jos žino, nes ir homoseksualizmo įteisinimas kabutėse prasidėjo nuo kalbų pradžioje. Tenai yra kažkokie vargšai skriaudžiami tenai žmonės, kurios čia kažkaip tai išnaudoja ten tie heteroseksualai ir taip toliau, ir tada jos reikia ginti, atseit reikia kažką ginti, nieks jų nepuola, visų pirma. Nieks nieko neišnaudoja, čia yra mitas, melas, bet tiesiog pradžioje būna kalba apie tą problemą, kabutėse, sukurtą problemą, dirbtinai sukurtą. O paskui jau bandoma prastumti vis labiau. Ir Švedijos televizijoje, kas galvoja, mokslininkas išstojo, rusiškai kalbant, mokslininkas pradėjo kalbėti viešai, kad jisai tiesiog siūlo valgyti žmogieną, kad sustabdyti klimato kaitą, blogą kaitą atseit. Pradžioje lavonus siūlo, toliau paskui neaišku, galbūt gyvus pradėjo, aš nežinau, ką ten toliau siūlys jie, bet ten buvo labai rimtas, toksai, blogai rimtas siūlymas ir žmonės ten buvo apklausa, tai ten paskui televizijoje tenai ir 8% vyros pasisakė, kad yra straipsnis apie tai, paskaitykit šitą. Pasisakė už tai, kad paragautų to žmogienos mielai. Švedai jau baigė sulaukėti iš tikrųjų, nes ten katalikų civilizacija prieš 500 metų panaikinta. Socializmas, homoseksualizmo propaganda Švedijoje, Stokholmo šitas turistų gidas, tokia knygutė, kas ant viršelio, kas gražu, kas yra įdomiausia Stokholme, kažkoks gėjų renginys, buvo ten su vėliavom, ne architektūros paminklai, ne muziejai ant viršelio. Būtent, sakau, ką jūs čia propaguoja žmonės, sakau, jums negėda, taip ir pasakiau pardavėjui, klausykit, čia yra baisu, kas daro. Kaip visų mokymų tik Kristaus duotas tikėjimas turi
vien teisingus principus. Kitose tikėjimuose yra kažkiek blogų principų. Yra gerų, bet yra ir blogų. O geri tai tie, kurie atitinka katalikų tikėjimą. Ten yra vienas dievas pas islamą, bet jisai neigia trejybę, jisai leidžia daug žmonių ir taip toliau. Pagonybė leidžia valgyti žmonės ir taip toliau. Kristaus mokymą teisingai perduoda tik visų laikų tradicinis katalikų bažnyčios mokymas, ne modernizmas, tradicinis mokymas. Katalikiška valstybė 21 amžiui, katalikiška valstybė, prabanga ar būtinybė. Kaip tik dabar 100 metų šitai enciklikai bus sekančiais metais, 25 metais, 1925, popiežius išleido encikliką apie katalikišką valstybę, taigi jau Leninas valdo, įsivaizduokit, Stalinas jau ateina į valdžią, sovietai bando užimti visą pasaulį, planuoja ten, ar ne, ateistinė imperija, blogio imperija. Meksikoje kaip tik po metų kraujužams podavo Kristeros už katalikišką valstybę, tiesiog žuvo sukilėliai Kristeros, jie kariavo prieš Meksikos Leniną, tokį Kajas buvo toksai. Ir tokia nuostabi enciklika, labai tinka dabar. Jisai įvedė Kristaus karaliaus šventę, tai yra faktiškai katalikiškos santvarkos valstybės šventė, ir moko popiežius Pijus XI, Quas Primas, enciklikoje, valstybės šios Kristaus karaliaus, tai yra šventės minėjimas, atnaujinimas kiekvienais metais, pamokys, kad tiek privatus asmenys, tiek valdininkai ir valstybė vadovai įpareigoti viešai garbinti Kristų bei jam paklusti. Ši šventė įkvėps jiems mintį apie tą paskutinį teismą, kurioje Kristus dabar ne tik pašalintas iš viešojo gyvenimo, bet ir paniekinančiai užmirštas bei ignoruojamas, griežtai baus už tas neteisybės. Juk jo karališkasis kilnumas reikalauja, kad visa valstybė būtų tvarkoma pagal Dievo įsakymus ir krikščioniškus principus. Tiek įstatymų leidyboje, tiek teisėtvarkoje, tiek diegiant jaunimo sielose sveiką mokymą ir dorus papročius. Tai va, gerbiami mūsų pasiuntiniai Seime, prisiminkite kiekvieną balsavimą, kad Dievas teis už visas neteisybės, už visą ignoravimą Dievo autoriteto ir Kristaus karaliaus valdžios, kad Kristus turi valdyti valstybėje, kad turi būti katalikiški įstatymai, privalo būti. Privalo, valstybė ne tik gali, ji privalo būti katalikiška. Paskaitykite tą encikliką, jinai visa publikuota yra lietuviškai. Google galima surasti. Iš tikrųjų, tai ten rašoma, kad privalo valstybė būti katalikiška. Ir viskas. Nes tai naudinga žmonių sieloms, kad žmonės būtų amžinai laimingi, jos valdomi žmonės. Kitaip jis yra pavojus nuklysti iš išganimo kelio, eiti amžiną kančią, jeigu valstybė nesaugos jų. Ne tik bažnyčia, bet ir valstybė turi būti. Dvi valdžios. Bažnytinė ir pasaulietinė valdžia. Tai yra dviejų kalavijų principas mūsų civilizacijoje. Tai kam tos katalikiškos valstybės būtinai dabar? Nes už bažnyčios nėra išganimo. Extra ecclesiam nulla salus. Yra principas, kurio visi šventieji, visi popiežiai susirinkimai laikėsi iki Antro Vatikano susirinkimo. Beje, Antras Vatikano susirinkimas, jis yra neprivalomas. Jisai pats apibrėžė save taip, kaip neprivaloma, kaip ganytojišką pastoracinį. Tai yra patariamai. Patarimai, pastoraciniai patarimai maždaug. Kaip ganytojams kalbėti su tikinčiaisiais. O visi iki tol buvo susirinkimai buvo dogmatiniai. Jie apibrėždavo tiesą, kuri nuo pat pradžių buvo tikima, bet aiškiau, preciziškiau buvo apibrėžiama, ką reikia tikėti, kad pasiektum išganimą. Tai va, Pijus IX moko. Turi būti laikomasi kaip tikėjimo tiesos, kad be apaštališkosios Romos bažnyčios niekas negali būti išganytas. Bažnyčia yra vienintelis išganimo laivas, kas į jį neįeis, tas žus nuo Tvano. Nuo Tvano. Singulari quidem. Enciklika. Čia potom matom Leonas XIII, Setis Cognitum. Galite paskaityti ir daugybę enciklikų moko apie tai, kad tik per katalikų bažnyčią galim pasiekti išganimą. Net dori pagonys, kurie
neiks savo blogus principus, ten, kad daug žmonių neturės, ten, nevalgys savo artimo ten, kūno, nekeps kanibalą ir panašiai, kurie nesilaikys savo blogų religijų principų, kurie pagal savo sąžinę gyvens, net ir jie bus išganyti per katalikų bažnyčią. Tik tai per visuotinę visai žmonijai skirtą, Kristaus vienintelė įsteigta, katolikė, visuotinė reiškia visai žmonijai, per tą bažnyčią, per šventųjų nuopelnus, per, kadangi daug nuopelnų, lobynas yra sukauptas danguje, tiek šventieji dėl Dievo padarė, per įvairias malonės, kurias turi bažnyčia. Popiežius turi tos raktus nuo dangaus, ar ne, kaip sakė Kristus. Ir per tuos nuopelnus, per tą lobyną, malonių lobyną, tie netgi ne katalikai, kurie labai mažai iš jų bus išganyta, bet taip moko bažnyčia tradiciškai, bet jie turi galimybę per katalikų bažnyčią. Jie faktiškai priima troškimo krikštą vadinamą, nes jie priimtų tikėjimą teisingą, jeigu turėtų galimybę, tie pagonys. Ne? Dabar dauguma turėjau, visi turi internetą daug kas ir visi žino tą žinią, tai dabar dar labiau tas galioja, nes nieks negali pasiteisinti, kad aš nežinojau, kad katalikų religija yra teisinga. Aišku, to nemoko hierarchai, tai čia problema, daug hierarchų, bet ištikimi tradicijai hierarchai, jie moko iki šiol, yra daug labai vis tiek pasaulyje, dar maža dalis, bet daug gerų kunigų. Švento Pijaus X brolija tokie yra ir kiti su jie draugaujantis tradiciniai kunigai iš tikrųjų galima surasti, norint, kas ieško, tas randa. Belskite ir bus atidaryta, kaip sako mūsų viešpas. Paremkite mus, taip čia trumpai, tai labai daug darbo dirbant su šitą katalikų istorijos koncepciją katalikišką. Kol kas mes dar nepriėjom prie LDK ir šiandien neprieisim, manau, bet įvadas reikalingas. Atkurkime katalikišką valstybę. Tai yra tas šūkis, trumpa svarbiausio tautos šūkio istorija. Matom, Vytautas su kryžium ant karūnos, vėlgi jis bus ir ant plakato mūsų, kur pamatysime, kad tauta pradėjo judėti į šitą pusę vis dėlto. Reikia pamatyti, kad čia aktualu ir šiandien, kad tautai pagrindinis siekis turi būti atkurti katalikišką valstybę. Tautos maršą vėl veda Kristus karalius, 19 metai. Liepsnų maršas, Pro Patria rengė šį maršą ir katalikiškas jaunimas, jisai linksta į tą pusę ir matom, čia tik tai dar kol kas mažas, bet matomas Kristus karalius, mūsų šeimos, čia dar paveikslas, jisai eina tautos žygio priekyje. O pas mus buvo daugybė maršų LDK, buvo čia atskira tema, gal kažkada pakalbėsim, ėjo ten ir lotynų katalikai apeigų ir Romos, reiškia, ir šitų graikų apeigų katalikai su deglais, ypač graikų su deglais buvo, tik ta procesija, buvo manifestuojamas, tas tikėjimas skelbiamas kiekvienam žingsnį, tiesiog ten buvo triumfo arkos su katalikiškais simboliais, Smolenską, kai atsiėmė, taip pat buvo tokia irgi ten procesija, kai Smolenską iš rusų išvadavo, baltarusišką Smolenską, rusinišką mūsų miestą Lietuvos LDK, tai būtent daugybė tų tokių procesijų ir čia truputėlį tas toks mažas aidas, bet sugrįžta iš tų LDK laikų. Ir daug dievė, kad sugrįžtų kuo labiau, kuo daugiau, kuo toliau, tuo smarkiau, kad tauta imtų reikalauti stipriai katalikiškos valstybės. Žiūrim, kas buvo toliau. Vilties metai, 20 metai, už Lietuvą vėl didžią. Tautininkai iškelia šūkį Liepsnų jūroje, toksai gražus šūkis, čia daug kas jau išsigando, paskui ten, tai didi jinai Lietuva turi būti dvasiškai pirmiausia. Niekas nekalba, kad čia mes bandysim užkariauti Juodosios jūros, ar ne? Bet valstybių sąjunga su Baltarusija ir Ukraina, katalikiškų valstybių sąjunga mes privalom siekti, kad būtų. Ukrainos vėliava, kazokų matom čia, raudona, juoda ir kitos. Tikrai gražus tas toksai už Lietuvą vėl didžią, tas šūkis. Kaip tapti didžiąją? Kur tai išeitis? Kaip Europai iš tos baisios krizės tapti vėl didžiąją ir Lietuvai? Kodėl buvo didi Lietuva ir Europa? Tada, kai ir todėl, kad jų valstybinė santvarka buvo katalikiška. LDK ir kitose katalikiškose valstybėse klestėjo ir politika ir civilizacija. 20 metai.
matom jau tame marše, kur buvo už Lietuvą vėl didžią, vėl eina Kristus karalius ir eina legendiniai husarai, Kristaus gynėjai, Kristaus kariai, katalikiškos civilizacijos gynėjai. Tik kai jis vėl valdys, Lietuva bus vėl didi, galim taip pasakyti. Vienintelė išeitis - grąžinti Kristaus socialinio karališkumo principą, kad jisai visus persmelktų visus tautos ir jos valstybės įstatymus. Katalikiški darželiai, mokyklos, viskas turi būti. Ir tada visa tauta pakils. Švietimo sistema, Seimas, įstatymai ir taip toliau. Sugrįžo tą maršę husarai. Ir Katkus, Chodkevičius, Salaspilio pergalės daina prie Chodkevičiaus rūmų. Sustojom, dainavom Chodkevičiaus tą dainą, o iš Šermukšnio puikią dainą sukurta tų karių, kurie nugalėjo protestantizmo ereziją, faktiškai švedų įsiveržimą. Chodkevičius taip pat atmušė turkų puolimą, Salaspilis ir Chotinas, 2 mūšiai. Tai yra katalikiškos civilizacijos pergalės, ginant nuo protestantizmo ir islamo. Katalikiška civilizacija. Čia ir herbas, netgi matom, su 2 kryžiais pas tą husarą, čia nesimato. Herbas Liubič, tikrai didingi mūsų kariai husarai. Ir simbolis mūsų katalikiškos santvarkos, galima sakyti, simbolis. Ir po to buvo tautų maršas vėliau ir mes, tai yra šeimų maršas ir mes tą patį šūkį galim kaip ir dabar pasakyti, metas dainuojančiai kontrrevoliucijai už katalikišką civilizaciją. Būtent katalikiška kontrrevoliucija tik tai ir gali būti. Tikra kontrrevoliucija tik katalikiška. Čia matom mitingas šeimų maršo Vingio parke. Šūkis prieš, kad bažnyčia moko, kad negalim valstybei teisinti šitų iškreipimais pagristų sąjungų, homoseksualių sąjungų. Tai prieštarauja teisingam protui. Valstybė negali įteisinti šių sąjungų. Moko bažnyčia. Vaikai maršė, čia viskas buvo labai gražu. Mūsų vaikai. Kauno kolonos priekyje Kristus karalius. Pajuda Kauno kolona, 21 metai. Jau čia sekantis metai po šito maršo su husarais. Ir Kauno kolonos priekyje Kristus karalius. Ir mes matom tą šūkį statyti katalikišką valstybę ir tą plakatą prieš homoseksualias sąjungas pačiam Kauno kolonos priekyje. Labai buvo gražu. Ir tas jau šūkis aiškiai matomas pirmą kartą viešai. Interviu su Tele3. Deja, nepublikavo interviu šitas Tele3 ir netgi Facebookas atmetė platinimą šito interviu. Matom, kaip liberalios jėgos labai leidžia katalikišką valstybę propaguoti. Jie labai to bijo iš tikrųjų. Ir teisingai bijo. Mitingas katedros aikštėje, rugsėjo 10, tų pačių metų, pirmą kartą viešai nuskamba šūkis atstatyti katalikišką valstybę. Labai aiškiai, labai plačiai transliavo ir televizija šitą mitingą. Ir pirmą kartą istorijoje pasirodo plakatas, didžiulis plakatas, 5 metrų, atkurkime katalikišką valstybę. 22 metų vasario 16. Tauta pajuda. Labai džiaugiuosi, kad čia teko čia stovėti. Prie prezidentūros. Ir 22 metų liepsnų maršas. Tas pats tie patys metai po prezidentūros jisai žygiuoja plakatas jau Gedimino prospektu. Pirmą kartą viešai jisai tokia didžiuliai tautos manifestacijai, žygį. Atkurkime katalikišką valstybę, Kristus karalius, tautos valdovas. Dainos tautiškos skambėjo, tai buvo tikrai labai gražu. Pirmą kartą Kaune, 24 metai, eina šauliai, Kauno šauliai ir jau pasirodo ir kiti plakatai, daugiau plakatų. Čia su Vytautu Didžiuoju ir Trakų Dievo motina, matysim vėliau truputėlį. Tauta turi reikalauti šito, turi netylėti. Mes turim viešai šito reikalauti, kitaip mes eisim žemyn ir žemyn. Ir artėja už katalikišką valstybę pakyla jaunimas.
Jaunųjų kryžiaus žygis už Lietuvą. Koksai geras plakatas. Yra ir Dievo motina, Fatimos Dievo motina, kuri sakė, kad atsivers Rusija, sakė Fatimoje, kuri sakė, kaip rožančius yra vienintelė išgelbėjimo priemonė šiam pasauliu dabartiniais laikais. Tai yra Salaspilio mūšio husarai, taip patys Chodkevičiaus husarai, kurie nugali protestantizmo revoliuciją, erezijos įsiveržimą į Europą ir jie daužo liberalizmo simbolį, visų rūšių liberalizmo simbolį. Komunistinio liberalizmo, kuris sovietų iš rytų bando grįžti pas mus iš Rusijos. Iš vakarų eina neomarksizmas su genderizmo ideologija ir daužo šitą simbolį šitoniško to liberalizmo į šipulius tiesiog. Mūsų protėvių principai, katalikiškos valstybės principai. Tai jaunimo kryžiaus žygis už Lietuvą, jaunųjų kryžiaus žygis tikrai puikiai jaunimo iniciatyva. Ir tikėsime, jisai augs ir žydės. Įsijunkit jaunimas į šitą puikų judėjimą. Žygiuokim ir toliau. Laisvės alėja žygioja plakatas. Ir katalikiškos santvarkos kūrėjo Vytauto Didžiojo, kaip tik vardo karo sodelėje, karo muziejaus sodelėje, jo plakatas prie Šaulių stovim. Čia yra su Vytautu Didžiuoju, kaip tik jisai kūrė katalikišką santvarką, Trakų Dievo motina, Lietuvos karalienė, karūnuota popiežiaus. 1718 metais toks gražus su vyčiu atkurkime katalikišką valstybę. Tikrai didingas plakatas, auksinis fonas, ačiū mūsų dailininkui, tikrai puikiai kūrė žmogus tos plakatus. Dailininkas Jurgis. Ir tos pačios dienos vakaras Vilniuje prie Bazilijonų arkos, kur Lietuva vykdė didžiausią savo misiją atversti Rusijai katalikų tikėjimą. Čia dirbo šventasis Jozapatas šitoje Bazilijonų vienuolyne, graikų apeigų katalikų šventasis Polocko arkivyskupas ir čia iš to balkono skelbdavo tiesiog, kad Rusija atsiverstų, rusinai einantis gatve, kad vėl taptų katalikais. Nes senovės Rusija ir buvo katalikiška, Kijevo Rusija, matysim vėliau. Ir čia bus vėliau daug istorinių visokių skaidrių. Ir dabar matom, kaip paskutinis bene aktas šito viso tos kovos, to judėjimo už katalikišką valstybę, siekis už katalikišką valstybę, kova su liberaliaja barbarybė. Mes stovėjome per šių metų vadinamą gėjų paradą, šaukėme Sodomy leads to hell, Sodomija veda į pragarą. Ir tie patys plakatai, katalikiška valstybė, atkurkime. Ir prieš bažnyčios mokymas Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ir mes meldžiamės už jūsų atsivertimą. Toksai čia kitas plakatas truputėlį. Ir atėjo agresyvus parado dalyvis, nepadoriai apsirengęs ir jisai šoko labai nepadorų šokį, mes čia nepavaizdavom, aišku, tai buvo bjaurus labai šokis. Yra video Krikščionių kultūros instituto puslapyje, yra video ir jisai tiesiog, jisai ten ir pedofilais vadino bažnyčią ir panašiai, aišku, yra ta problema visose institucijose, yra ta problema, ne tik katalikų bažnyčioje, ypač dėl modernizmo, tas plinta, dėl modernizmo erezijos tarp kunigų plinta ta problema, bet jis šaukia pederastai, netgi visiškai tokius kaltinančius šūkius ir galų gale jisai sumušė pro šalį važiuojantį dviratininką, kuris tiesiog pakėlė to paties aktyvisto, kuris čia šoko tą šokį, numestą iškirpimus propaguojančią vėliavą, šitą vaivorykštinę. Ir jisai sumušė pats tas seksualų parado dalyvis, sumušė žmogų visiškai nekaltą, kuris tiesiog pakėlė ant žemės numestą vėliavą. Vien už tai sumušė faktiškai. Dabar jis teisme teisiamas. Ir jaunimo stovykloje, tie plakatai už katalikišką valstybę jaunimo stovykloje. Labai tikrai džiaugiamės, kad jaunimo yra ir jaunųjų kryžių žygis už Lietuvą. Kviečiame jaunimą jungtis į šitą judėjimą kuo plačiau. Labai graži gamta, nuostabi stovykla, nuostabios buvo mūsų paskaitos ir smagios tokios, teko ir man skaityti tenai. Ir nuostabus klausytojai, turėjau omeny. Ar nuostabios paskaitos, tai tegul jie sprendžia, bet tikrai puikiai atmosfera ten buvo. Ir plačiau skaitykite šią temą.
LDK santvarka liberali ir katalikiška yra straipsnių ciklas. Ir taip pat Istorija katalikiškai Contribui puslapyje galite ir mus paremti šitą projektą katalikiškos istorijos ir už katalikiškos valstybės atstatymą ir kartu ten paskaityti straipsnių, nes yra straipsnių įvairių katalikiškos istorijos koncepcijos straipsnių. Paremkite katalikiškos istorijos koncepcijos atkūrimą. Contribui puslapyje mūsų šitame arba pagal nuorodas po šituo video. Ir kalbėsime kitą jau paskaitą. Už Lietuvą vėl didžią, fiziškai ar dvasiškai, kame jos didybė. Ir matysim čia jau anonsas įvairiausių kitų dalykų. Kur buvo ta didybė LDK ir katalikiškos civilizacijos didybė mūsų šalyje, ką jie davė mūsų šaliai. Kaip Lietuva katalikiškai būtent suklestėjo, ko neturėjo pagonybės laikais, niekaip neturėjo. Tikrai, mėly romuviečiai, nebuvo nei mokyklų, nei nebuvo daug ko, nebuvo, pamatysim, pagoniškais laikais. Ir ta visa kultūros tiesiog sužiūrėjęs sprogimas, gera prasme, Lietuvos įsiveržimas į civilizaciją, nuostabi civilizacija buvo būtent dėl katalikų tikėjimo ir jo išugdytų šventųjų, išugdytų mokyklų ir išugdytų katalikiškos civilizacijos gynėjų karių, Vytauto karių, husarų, sparnuotų legendinių ir taip toliau. Nuostabi civilizacija būtent buvo dėl Kristaus karaliaus ir jo tikėjimo. Iki malonių susitikimų norim ir toliau skaityti šią paskaitą, ciklą. Ir bus iš tikrųjų, kuo toliau, tuo daugiau įvairių istorinių šaltinių. Dabar kol kas mes dar visai nepriėjom prie jų. Istorinių šaltinių žemėlapių, kurias mes darome. Tikrai ten ir lentelės tenka sudaryti ir žemėlapius, patiems daryti žemėlapius, kad tą katalikišką koncepciją taip aiškiau parodyti. Ir iš tikrųjų tai tikrai daug darbo. Ir labai džiaugsmės, jeigu jūs jį paremsite. Ir jeigu ir nepatiko, galite paspausti tą ženkliuką, bet jeigu paspausite patiko, tai tiesiog sąžiningai pasakysit savo nuomonę. Ir svarbiausia, ar ne tik jums patiko, ar tai buvo teisinga. Juk svarbu tiesa. Aš nekalbu nieko iš savęs. Bandau kalbėti viską, aišku, per savo širdį, bet būtent apie tai, ką moko Kristus ir jo bažnyčia. Vienintelė įsteigta visuotinė visam pasauliu, katalikų bažnyčia. Iki malonaus, iki gerų susitikimų. Sudiev. Linksmų kalėdų.